apdovanojimas už nuobodžiausią laidą atitenka koncertų. Sveikinimų koncertas. Jo, turim šokolado dėžutę, draugai mano, mes tokios nesam tokie jau baisiai nuobodus ir nekeliam žiovulio su savo pasakojimais. Tai, sveikinimų koncertą, jisai kaip ir grybai randasi spaudos rūmuose ir dėl to pabandysim tai surasti, kam čia galima už tai padėkoti ir atsidėkoti. Einam pažiūrėti. Jūs administruoja, čia viską daro tvarkas, tai tebūnie šitie energetiški manija batonėliai atitenka jums ir visa padėka už nuobodžiausią laidą. Ačiū. Čia būtent vedėjai ir perduosi? Vedėjai man patinka, vedėjai labai faina. Čia tiem, kas organizuoja. Galit suvalgyti šokoladukus. Nu ką, grįžom mes atgal čia į pradinį tašką iš 18 aukšto, todėl kad supratom, kad atėję, nežinom net kur eiti, todėl kad nieks nežino, kas daro tą paslaptingą sveikinimų laidą. Bet ta laida yra nusikalstama, todėl niekas nenori išduoti jos. Arba nieks nežino iš vis, kas jie daro. Arba ta laida net neegzistuoja. Arba jie nenori prisimti atsakomybės ir dėl to nesako, kas daro. Taip? Taip. Bet mes įdavėm atsakomybę į rankas. Administratoriai, kurie paskirstys kažkam tai šokoladukus. Mūsų misija baigta, viskas atlikta ir padaryta. Dabar liko tik tai iš jūsų sulaukti kojų atėjimo ir rankų patreniravimo. Todėl, kad 18 dieną Gegužės mėnesio turėsime manijos nuobodulio užmėtymo varžybos, kuriuose mes ir grosim, ir pravesim, ir dar manijos lygiai tokias pačias dėžes jums dovanosim, tai kad nepraleisim. mes nuobodulį ateik į Radiusų tūsą.